Ką, pašėlusi įlanka. Atėjo tai ilgai laukta diena. Varik susimaišys nepasakyti, nepaveipint. Paveipint. Tada iš pradžių reikės išmokti plaukti su taktinė lenta, paskui duosim normaliai, jeigu pavyks ratą apiplaukti. O hidro kostiumų reikia? Taip, Jo. 2. Pasiruošę. Kiekvieną kartą, kai tu eimi posūkį, tu turi bandyti pataikyti per patį vidurį tų kamolių. Ai. Kai yra raudona, reiškia jūsų neima, kai yra žalia, reiškia šitas kariukas būtų buvęs jūsų. Tai prisiplaukėsi man. Gerai. Jo, biškį viršų. Ir visą svorį mes ten galime. Čia padėsim, pasuksim pečius ir visą laiką žiūrėsim priekį. Niekada nežiūrėsime lentos priekį. Jeigu iš karto dėsim, ėjom barą, atvirkščiai apsinuosit trekus, bet... Rimtai? Jo, bet... Čia ne. Kai iščiaži, rankos prie klubo, kai jau pūs ant vandens, rankas ištiesi. Gerai? Barą laikysi prie savo klubo. Gerai. Gerai, visai neblogai. Galim dar pabandyti. Atviršiai užsidėjai hidraką. Dėl to ir nepatogu. Nu, pasiruošęs, savo. Bus, man atrodo, sudėtingiau nei galvoju. Dėt rankas! Oi. Viskas sunkiau, tikėjausi. Sakė, rankų neištesi. Jo, bet užsiblokavo jos. Ai, užsiblokavo. Visą ratą? O kodėl nukritai ir pavargai? Ten per tuos taip pat kabina biškį. Ir atleidžia ir po to traukia. Nežinau to jausmo, kol kas. Mauras šitas. O man, Ignai. Dar vieną. Ką vėl? Aš pirkau viltę. Taip, iš tokios padėties į tokią per sekundę. Gal kai ties rankas, ne taip, šitie, žinai, pavyzdžiui, laikyti ant raumenų. Nepaleisk, kutum. O? Tu jau sužinojai, kas yra kitoj pusėje, ne? Tu mačiau, kad rodo Atvežė ratus. Pradžiai netikėjom, 1,5 valandos malėmės čia. Nu, aš dar vis nesužinojau, tai visai norėčiau pamatyti kitą pusę. Easy! Wow, nu pirmą kartą taip toli pavyko iščiuožti. Čia šniūras kažkaip persikabina ir jis taip atsipalaiduoja ir po to siaubingai stipriai patraukia. Tai nebuvau tam pasiruošęs, išplėšė tiesiog iš rankų. Turbūt atsilaisvins varas ir tu vėl stipriai prie savęs. Vėl tokį kaip čia. Principą, gerai.
Laukiu pijaus, kad galėčiau nufilmuoti epic contentus. Kaip aptaško, tikiuosi neįvažiuos man galvą. Parvažiuoju. Wow, nu gerai, šiaip žiauriai patiko. Pradžiai 2 valandas, kol taškais ir nesupranti, ką kaip daryti, tai labai liūdna. Ir čia galim pasakyti, labai nuostabus dirba Mad Bay. Ja, Mad Bay, šitą pašėlusi įlanką. Labai patiko, shoutoutas. Kolektyvas labai malonus, instruktoriai nerealūs. Jo, kad nors tu visai net nepamokoj, bet praveda tau pamoką. Bus, man atrodo, sudėtingiau nei galvoju.